tai nėra, tai bet aš jau paminėsiu, kad birželio mėnesį savo gimimo dieną šventė Virmantas Pikelis ir Vilma Šnulevičiūtė, tai bent paplokite. Taigi, tarybos posėdėje dalyvauja 20 tarybos narių, kvorumas yra. Iš viso darbotvarkėje yra 27 klausimai. Siūloma 17 ir 18 klausimą išbraukti iš darbotvarkės, pasižiūrėkit. Čia triukšmo. Triukšmo klausimai. Ir yra, reiškia, liberalų frakcijos siūlymas įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl bendradarbiavimo su Gruzijos Kėdainių miesto savivaldybe sutarties. Taigi, jeigu su šitais pakeitimais ir pasiūlymais sutinkat, tai prašom balsuoti už pateiktą darbotvarkę. Yra įrašyta, neturiu jokios informacijos. Kur čia man dabar spaus kažką? Gerai. Pasitikrink korteles kažkaip. Gerai viskas. Taip. Nebalsuoja vienas kažkaip. Gerai. Taip, 20 balsavus už, darbotvarkė patvirtinta, taigi kolegos pradeda darbą. Pirmas klausimas. Dėl 2016 metų Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų ir rinkinių tvirtinimo pranešėja Jolanta Zakaitinė, biudžeto mūsų skyriaus vedėja. Prašom pritarti 2016 metų Kėdainių rajono ataskaitai. Ataskaita susideda iš dviejų dalių, tai yra Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos ir savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių. Ataskaita paruošta vadovaujantis visais galiojančiais teisės aktais. Ataskaita yra pateikta finansų ministro patvirtinimo formose nustatytais terminais. Finansų ministerija jokių pastebėjimų ir pasiūlymų nepateikė. Ataskaita tikrino Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Kartu su sprendimo projektu yra pateikta tarnybos ataskaita ir išvada, kurioje yra išreikšta besąlyginė nuomonė. Šiuose komitetuose buvo svarstyta, kur pritarta. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti. Pasisakyti, Viktorai. Taip, prašom. Viktoras Montenas. Ačiū, gerbiamas merė. Iš tikrųjų, ataskaita tikrai padaryta labai gerai, suprantamai, išsamei ir galima pasidžiaugti dėl administracijos darbuotojų, stropumo ir kompetencijos. Galbūt vienas dalykas mane suglubino, tai savivaldybės kontrolieriaus išvados, tos išvados aš jų taip ir nemačiau ir rekomendacijų nebėra, o mane taip mokė kažkada, tai kad kontrolieriui reikia vertinti pagal tai, kiek jis grąžina pinigų į biudžetą. Tai kadangi grąžintų pinigų nebuvo ir ta prasme rekomendacijų taip pat nėra, tai galvoju, kad reikėtų savivaldybės kontrolierius atsirūpinti dėl to. Ačiū. Ar yra norinčių dar pasisakyti? Taip, daugiau matau norinčių pasisakyti nėra, taigi prašom balsuoti.
kažkuriam vienam. Gerai. 20 balsavusių, sprendimo projektas priimtas. Antras klausimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. Liepos 1 dienos sprendimo dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose, įstaigose tvirtinimo pakeitimo, pranešėja Jolanta Sakavičienė. Prašom leisti patikslinti maksimaliai galimą etatų skaičių. Jisai didėtų 6,4 etato. Planuojama, kad dėl šitų etatų pasikeitimo 17 metams papildomai reikėtų 21,9 tūkstančių eurų darbo užmokesčių ir sodros įmokoms, 18 metams 56,6 tūkstančių eurų. Komitetuose sprendimas pristatytas ir jam pritarta. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakys. Paklausti? Darius Petrauskas. Ačiū, gerbiamas mere. Kaip ir ekonomikos biudžeto komitete klausiau dėl saulutės. Ar pavyko jums ne teoriškai, bet praktiškai pasižiūrėti dėl to vairuotojų atlikimo etapų? Aš noriu pasakyti, kad Kėdainių rajono socialinės įstaigos visos turi mažiau etatų, negu iš tikrųjų reikėtų, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų numatytais normatyvais. Jei mes vadovaujamės įstaigos vadovo prašymu, jisai pateikė direktorių prašymą, mes jau vadovaujamės. Taip, ar dar yra norinčių paklausti? Pasisakyti. Taigi prašom balsuoti. Dvidešimt balsavusių, sprendimo projektas priimtas. Trečias klausimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 dienos sprendimo dėl Kėdainių rajono savivaldybės 17 metų biudžeto tvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Jolanta Sakavičienė. Prašom leisti patikslinti 2017 metų Kėdainių rajono savivaldybės biudžetą. Jisai didėtų 1 889,6, tai yra pajamos gaunamos, jos yra su tikslinė paskirtim. Ir būtų perskirstyta 508,5 tūkstančiai eurų apyvartos lėšų likučio, kuris buvo nepaskirstytas šių metų pradžiai. Didžiausia suma, tai yra 340 tūkstančių eurų, sudarytų tai būtent 40 tūkstančių prisidėjimas prie Trūkavos pagrindinės mokyklos modernizavimo, 180 tūkstančių eurų miesto stadiono rekonstrukcijai ir 120 šviesiosios gimnazijos konservavimo darbams. Visuose komitetuose buvo svarstyta, tačiau ekonomikos ir biudžeto komitetas atskirai balsavo dėl 180 tūkstančių eurų stadiono rekonstravimo ir 98,2 tūkstančių eurų, tai yra Kauno gatvės šaligatvio remonto. Ačiū. Prašom klausti. Klausimų. Taip. Juozas Gaidamaitis. Ačiū. Dabar man pasakykit, reiškia, jeigu mes, sakykime, šitos pinigėlius tiek stadionui, tiek šitai gimnazijai skiriam, tai čia yra skirimas. Aš manyčiau, kad reikia mums vis tik galvoti, kad mes tos pinigėlius kažkokiu tai būdu paskolinam. Ir laikui bėgant, vis tik mes turim, kai sakoma, tos pinigus susigrąžinti iš valstybės biudžeto. Nes mes dabar, reiškia, jeigu mes juos paskirsim, tai taip viskas, reiškia, pasibaigs. Reiškia, bus jie investuoti ir mes, kai sakom, paskui nepusikysim savo kelią, reiškia, šitiems dalykams. Aš manau, kad neteisingų kelių mes einame, reiškia, skirdami, ne kažkokiu būdu paskolindami, ar, sakykime, duodami tam darbams atlikti. Aš suprantu, kad reikia jūs duoti tų darbų atlikimų. Bet čia reikia sugalvoti schemą, kaip mes galėtume paskui juos susigrąžinti ir už tuos grįžtus pinigus padaryti kitus savivaldybės darbus. Aš noriu pasakyti, kad visi valstybės investicijų programai skiriamos lėšos yra ministrų įsakymais įtvirtintos. Savivaldybė inicijuoti kažkokio tai perskirstymo pati negali. Jeigu mes skiriam iš apyvartos lėšų likučio, tai skiriam. Galima dar aš truputį gerbiamai jau paaiškinsiu. Reiškia, kas liečia šviesiosios gimnazijos priestatą, tai ten aš jau esu minėjęs anksčiau, kad greičiausiai artimiausių metų pinigėlių iš Ministerijos švietimo ir mokslo mes tikrai tam objektui neturėsim.
tie 120 000 reikalingi tam, kad mes, kaip ir sakiau, užnulinam ir padarom bent tą teritoriją saugią. Dabar tokia nedaug dievė, čia kiekvieną dieną, kad aš visą laiką atsikeliu ir galvoju, kad nedaug dievė kas nors atsitiko. Tai čia yra šitai. Tie pinigai bus pas mus pažymėti, kad mes iš savo biudžeto tą dalyką padarėme. Kas liečia stadioną, gavom raštą. Šiemet tikrai jie nesiruošia skirti pinigų, jie patvirtino. Reiškia, žodinių pokalbių metu sporto departamentas kitiem metam žada, bet žodžiu yra tik tai žada, bet jau aiškiai yra pasakyta, kad vipiniam projektam turės prisidėjinėti ir savivaldybė. Tai yra naujos valdžios nauja politika, nauja tvarka. Jie jau iš mūsų pareikalavo, patys žinot, dėl, sakysim, Krakių gimnazijos lygiai taip pat pareikalavo dėl Šėtos socialinio centro, kad savivaldybė prisidėtų, nes kitaip jie būtų neskyrę visiškai pinigų. Lygiai tą patį jie jau savo rašte atsiųstam paminėjo, kad savivaldybė turės prisidėti, jeigu bus skirta. Taip parašyta, jeigu bus skirta, 18 metais turės prisidėti taip pat. Tai mūsų jau šitas prisidėjimas šiemet, tai ir bus tas argumentas kitais metais, kad mes jau prisidėjom. Tai suskaityta. Tai vat, ar čia bus paskui, kai sakoma, tie pinigai bus įdėti ir tas, jau kai sakoma, taškas bus įimamas nuo likusios sumos. Bus paskirstas savivaldybė, ten kaip pavyzdys 30% ir 70% valstybė. Tai vat aš tai noriu pabrėžti, kad suprantat, reiškia šitas dalykas, vat turėtų būti kažkur mums ar protokoliškai užfiksuotas. Sutinku. Su gimnazija aš sutinku, nes kadangi čia, būkim vieni bet teisingi, reiškia, gali būti 5-10 metų, kuris tą objektą iš tikrųjų dabar galim vieną rytą rasti ant armatūrą kažką tai pasikorus ir taip toliau. Tai aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų gimnaziją, kas liečia viską padaryti ir sutvarkyti, užkonservuoti šitą objektą, o stadionui reikia sugalvoti schemą, kad reiškia mes vis tik galėtume paskui ramiai sąžiningai tuos pinigėlius atsiimti ir panaudoti savo, reiškia, gal rangovui paskolinti, gal kažką, aš žinau, čia reikia sėsti, galvoti schemą, kuri, kai sakoma, atitiktų visiems. Gerai, pagalvosim. Dar Petrauskas. Ačiū, Marija. Aš turiu siūlymą įskirti į tų balsavimus, tai reiškia balsuoti už Šviesiosios gimnazijos 120 ir už stadioną 180. Dėkui. Dar yra norinčių paklausti? Viktoras Mundenas. Aš pasisakysiu. Tai dar paklausti. Yra norinčių paklausti? Ne, tai Viktorai prašau. Ačiū. Jau galima kalbėti? Taip. Tai iš tikrųjų klausimas tikrai labai sudėtingas, yra daug dalykų, kurie kelia didelės abejonės, tai būtent reiškia, kalbant apie tvirtinimą, tai reikia kalbėti apie stadioną, ten reikia prisipažinti, kad mus, reiškia, centrinė Lietuvos valdžia nubaudė, dėl to, kad mes 2 metus iš eilės neįsisavinom pinigų, jų neskyrė. Ir iš tikrųjų, jeigu mes dabar skirsim tos pinigus, tai ta prasme, reiškia, mano supratimu, tos nuobaudos, tai jos dar ir tęsis toj vietoj. Tuo labiau, kad aš, pavyzdžiui, nesu tikras, ar ten kokybiškai viskas padaryta. Mano žiniom ten, reiškia, tie poliai ne toje ašy, reiškia, nukrypimai nuo ašies. Tai visų pirma, rangovas turėjo ištaisyti tais klaidas, bet kiek suprantu, iki šiol tai nėra padaryta. Dėl Šviesiosios gimnazijos, tai iš tikrųjų reikia pripažinti, kad tai yra savivaldybės tarybos kaip tokios klaida, kada mes priėmėm sprendimą nugriauti pastatą, neužsitikrinę, reiškia, kad bus užtikrintas finansavimas, bus užtikrinta toliau, reiškia, tolimesnė statyba garantuota ir panašiai. Tai šitoje vietoje, aš įsivaizduoju, taryba padarė klaidą, jinai žinoma dėl to patyrė vėlgi nuostolius, supranti, ir taryba turėjo ištaisyti tą klaidą, tai tam, kad ten būtų užbaigta bent jau nulinis ciklas, tai šitam reikalui pritariu. Dar nepritariu dėl Kauno gatvės, kadangi yra tikslinis projektas ir ten pagal tą tikslinį projektą, reiškia, bus finansuojami ir šaligatvių taip pat, reiškia, atstatymai.
Tai manau, kad reiškia, tų šaligatvių, kurie reikalingi atstatymui, yra labai daug Kėdainių mieste. Galima pasirinkti bet kurį kitą, o čia reikėtų sulaukti tikslinių lėšų. Na ir žinoma, abejonių labai didelių kelia, tai būtent reiškia valstybės investicijos į Daukšos viešosios bibliotekos skyrių statomą pastatą. Dėl ko? Dėl to, kad yra numatyta 967 tūkstančiai valstybės investicijų, per pusę metų mes įsisavinom 160, tai jokių šansų nėra įsisavinti, reiškia, dar 800 tūkstančių per likusį pusmetį. Ir aš labai stipriai abejoju, ar nebus vėlgi, reiškia, mums pritaikytos sankcijos savivaldybei, kaip buvo pritaikytos sankcijos dėl stadiono, kad, reiškia, kelinti metai iš eilės neįsisavinsim ten pinigų. Ir vėlgi valstybės investicijos programuose pateiksim atitinkamų nuostolių. Tai dėl šitų objektų, reiškia, aš nepritarčiau ir, tarkim, prašyčiau, kad balsuotumėm dėl jų atskirai. Ačiū. Ačiū. Rimgaudas Rumšaitis. Ačiū, meras. Man taip pat įstrigo labai šešiosios gimnazijos 120 grubiai tūkstančių ir stadiono 180. Viso sumoji 300. Tai grubiai atstačius Lytą tai yra daugiau kaip 1 milijonas litų. Tai yra žvėriški pinigai. Tai už tai tikrai būtų galima žymiai daugiau kažką nuveikti, bet tokia yra situacija, kad apsispręsti būtų tikrai malonu, kad šitą klausimą išskaidytume. Ačiū. Dėkui. Dar yra norinčių pasisakyti. Tada gal leisit man, kaip vedančiam tarybos posėdį, irgi trumpai pasisakyti. Norėčiau kaip ką patikslinti. Kas liečia stadioną, jokių sankcijų dėl to, kad nebuvo investuoti tie pinigai, kurie buvo skirti iš VIP, tai yra iš sporto departamento arba vidaus reikalų ministerijos, nebuvo taikyta. Tai reikia kalbėti taip, kaip yra. Nes visi tie pinigai, kurie buvo nesuinvestuoti į Kėdainių stadioną, pagal susitarimą su sporto departamentu, generaliniu direktorium, buvo laiku gražinti departamentu ir buvo nukreipti visiškai į kitus objektus, kuriuose tų pinigėlių reikėjo ir galėjo jie suinvestuoti. Tai reiškia, visą laiką buvo susitarta ir buvo taip kalbėta ir buvo pažadėta iš departamento direktoriaus pusės, kad tie pinigai bus gražinti. Atsitiko taip, kad įvyko Seimo rinkimai, atsirado nauja dauguma, nauja valdžia ir jie nusprendė, kad reikia visus šitos objektus peržiūrėti. Buvo sudaryta komisija, į kurią įėjo Dargužaitė, įėjo vidaus reikalų viceministras, dar ten keletas žmonių. Jie nesikreipė visiškai tų žmonių, kurie anksčiau tuos projektus kuravo, pagal kokius kriterijus jie ką peržiūrėjo. Iš tiesų šiai dienai netgi pats sporto departamentas nežino ir mums nepaaiškino, kada mes buvom su direktoriumi nuvažiavę tos dalykus dėliotis. Taigi čia jokių sankcijų nebuvo. Kad nebuvo pilnai suinvestuota, tai rangovų problema, tai sutinku yra, bet mes iš savo pusės padarėm viską, kad tie pinigai būtų ateity vėl gražinti. Dėja, dabar žaidimo taisyklės naujos, jau minėjau. Niekad nebuvo, kad vipiniai projektai būtų kofinansuojami, šiai dienai jau yra tai reikalaujama. Ten, sakysim, kiek žinau, sporto departamentas šiai dienai jau nelabai smarkiai įtakos, kokiem objektams skirti, tai pasirodo vidaus reikalų ministerijos viceministras tos klausimus spręs, ruošiuosi artimiausiu metu su juo susitikti pasikalbėti, nes tai visiškai nauja figūra, nes seniau būdavo viskas sprendžiama departamento rėmuose, taigi, kad būtų aišku. Kauno gatvė tikslinės lėšos, tai jeigu mes tų tikslinių lėšų, kaip jūs sakot, lauksim, tai gal dar 20 metų lauksim, tai jūs matot, kokia yra situacija. O kodėl mes įtraukėm Kauno gatvę, nes to šaligatvio būklė labai yra bloga, plus, kad mes iš Panevėžio energijos įgavom dividendų 98 tūkstančius, taip jau matome. Ir kai visą laiką, jūs atsimenat, laikomės mes tos, sakysim, tvarkos senosios, nes galvoju, kad jinai gera, kad tie dividendai Panevėžio energijos būtų skiriami šaligatvių tvarkymo. Taigi mes manom, kad šiai dienai tai yra pačios blogiausios būklės šaligatvis. Kitas dalykas, kad jau yra ruošiama projektas, reiškia, pramonės gatvės rekonstrukcija ir dviračių tako
pratesimų iki Norfos, iki ten, sakysim, cukraus fabriko, kad darbuotojai, kurie važinėja dviračiais, jie patogiai važiuotų. Taigi, belaukiant tų tikslinių pinigėlių, tai mes sakau, galim dar 10 metų laukti ir neaišku, ar kelių direkcija sugalvos ten kažką tai daryti, ar nesugalvos. Tai tiek, o Saulutė, tai mes jau koalicijoje kalbėjom, kviečiam tarybos narius, direktorius įpareigotas organizuoti susitikimą su Saulutės rangovais, tai Litkonų vadovu ir to projekto vadovu, ir taip pat lygiai su stadiono, reiškia, rangovais verslo bitėm. Tikrai mes buvom susitikę su Litkono vadovais ir jie dievagojasi ir įtikinėjo mane, kad jie viską spės. Na, aš pasakau tai, kas yra, bet kai kurie mūsų koalicijos partneriai to netikė, tai išgirs patys, paklausinės ir jeigu kažkam tai noras yra sudalyvauti, direktorius informuos ir tada pasikalbėkime. Su jais galbūt jums bus tada ta situacija aiškesnė. Dabar aš suprantu, yra 3 siūlymai, tiksliau 2 turbūt, ne? Reikėtų šitai. Atskirai balsuoti, yra siūlymas taip, atskirai balsuoti už stadioną, už Kauno gatvę ir Šviesią gimnaziją, taip? Teisingai, aš suprantu. Tai informacijos, neteisinga šiek tiek informacija, aš noriu patikslinti. taip, tikslinkit. Dėl Kauno gatvės, sakėt, kad tai yra nuo automobilių kelių direkcijos priklauso, iš tiesų tai yra ES pinigai, ES programa, tikslinių teritorijų vystymo programa. Jinai kol kas susijusi su darnaus judumo planu, kuris dabartiniu metu yra viešojo svarstymo stadijoje ir tai yra europinis projektas, tai vienas patikslinimas. Ir mano nuomonė, kad ten, kur yra europiniai pinigai, tiems projektams, kur jau yra projektiniai pasiūlymai parengti ir projektai, mes turėtume inicijuoti ir greičiau vystyti tos projektus, parodo, kad jie atsilieka gerokai, lyginant su mūsų strateginiu planu ir ten naudoti europinės lėšas. Antras klausimas dėl Saulutės. Tai tvirtinant biudžetą, mes taip pat tokių pat abejonių kilo dėl lėšų panaudojimo, ar jūs bus darbai atlikti. Ir administracija pateikė grafiką mums darbų atlikimo. Tai abejonių pirmiausiai kelia ne pats grafikas, o kelia tai, kokiame lygyje tas grafikas yra derintas. Tai projektų direktorius Žilvinas Dičpetris pasirašė šitą. Šiai dienai atsilieka. Kokia atsakomybė yra numatyta ir kokiam lygyje buvo suderinta dėl to grafikų vykdymo. Aišku, čia yra tik tai pinigai, už tų kiekvieno mėnesio pinigų yra konkretus darbai, tai gal galėtų tada detalizuoti ir mes inicijavom antrą kartą komiteto posėdį papildomą dėl tų investicinių projektų vykdymo. Tai konkrečiai darbus, kurie turėjo būti padaryti, kurie neatlikti arba atsilieka, tai aš taip įsivaizduoju, taip administracijai turėtų būti valdomas projektas. Tai tiek papildomas informacijos. Gerai, dėkui. Tai aš įsivaizduoju, dėl Saulutės tas siūlymas tinka tiem, kurie mums įdomu, kaip taip pat tos klausimus galėsime uždavinėti, reiškia, rangovam, ir jie turės tada jums paaiškinti, kaip ten jie tos dalykus, kaip organizuoja darbus, kaip jie tos grafikus sudarinėja, kaip juos vykdo, nes čia mūsų šiandienos klausime tai nėra šitų dalykų. Taip, sutinku. Tai tvarkoj, gerai, ačiū už pastabas. Tai dar kartą. Pirmiausia, turim balsuoti už pasiūlymą. Pasiūlymai buvo, pasiūlymas vienas, tai yra kaip yra sprendime už visą paketą. Antras yra išskirti, reiškia, Saulutę, Šviesios gimnazijos priestatą, Kauno gatvę ir stadioną. Tai prašom dabar balsuoti už tą pasiūlymą, kurį pateikė čia Viktoras Mudėnas ir ta prasme atskirai už tos išskirti, atskirai už tos 3 objektus, už kiekvieną arba už viską bendrai. Tai dabar už tą pasiūlymą, kad už 3 tos objektus atskirai balsuoti, prašom balsuoti. Tai klausimo galima, jeigu už, tai reiškia atskirai. Taip.
Taip, 13 balsavus už, vienam susilaikiusi 6 prieš, taigi balsuosim dabar už tuos 3 objektus atskirai, o paskiau jau kaip ten gausis už visą tą paketą. Taigi dabar pirmas balsavimas, kaip ten eiliškumo tvarka, ką ten pirmiausia pasiūlė. Kurį objektą? Šviesiosios, taip. Tai dabar, reiškia, balsuosim už tai, ar skirti ten 120 000 eurų Šviesiosios gimnazijos to nulinio ciklo užbaigimai. Kai balsavus už, vienam susilaikius, vienam prieš, sprendimo projektas priimtas. Antras balsavimas pagal eiliškumą už stadionas. Kad skirt 180 000 stadiono darbų takelių užbaigimui ir nulinio ciklo pagrindinės tribūnos užbaigimui. Jau galima? Kai balsavus už, 2 susilaikius 5 prieš, sprendimo projektas, šitas pasiūlymas priimtas. Ir trečias balsavimas dėl Kauno gatvės šaligatvio sutvarkymo ir skiriant 98 000 eurų. Taip, 8 balsavus už, 5 susilaikius, 7 prieš. Sprendimo projektas, suprantu, nepriimtas, taip? Taip, tai neskirti. Tada reiškia neskirti. Ačiū. Ir dabar balsuojam su tais rezultatais už visą sprendimo projektą. Balsavus už, 2 susilaikius, sprendimo projektas su tais pasiūlymais priimtas. Taigi ačiū, keliaujam toliau. 4 klausimas. Dėl Kėdainių Lopšelio darželių Kuriena nuostatų patvirtinimo, iš karto aš sakau, ir 5 bus dėl vaikystės nuostatų patvirtinimo. Kaip? Taip, Rimgaudas Rimošaitis, replika po balsavimo. Ačiū, meras. Aš dėl ko Kaunui balsavau ar Kauno gatvėje, skaitykim 98 000, kaip ir meras sakė, dividendai iš Panevėžio energijos, tai yra visų sutaupyti pinigai arba permokinė daugiabučių šildymą turėtų atitekti daugiabučiam. Ačiū. O taip. Ačiū. Tai tada turėtumėm kažkaip tai apsispręsti, nes visą laiką tie pinigai buvo skiriami šaligatviam ir aš galvoju, kad tai yra irgi teisinga, nes visiems kėdainiečiam yra smagu vaikščioti patogiai. Tai daugiabučiai yra įvairių daugiabučiai su savo bendrijom, be savo bendrijų, su administruojama Kėdainių butų ir taip toliau, čia krūvos reikalų. Gerai, judam toliau, 4, 5 identiški, tik tai darželių Lopšelių pavadinimai. Taigi, dėl Kėdainių Lopšelio darželių Kuriena nuostatų patvirtinimo, Julius Lukoševičius, švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas.
Taip įgyvendinant savivaldybės tarybos kovo mėnesį priimtą sprendimą dėl Kurėnos vidaus struktūros pertvarkos, įstaigos direktorė pateikė nuostatų projektą savivaldybės tarybai. Jis parengtas vadovaujant švietimo ir mokslo ministro pavyzdiniais nuostatais. Komitetuose pritarta. Turbūt klausimų nėra. Yra pasisakančių. Prašom balsuoti. Dvidešimt balsavus už, sprendimo projektas priimtas. Kaip sakiau, 5 toks pats, tik tai liečia lopšelį darželį vaikystėje. Julius Lukašenčius. Tai ten analogiškas klausimas. Komitetuose taip pat pritarta. Taip, turbūt klausimų nebus, prašom balsuoti. Dvidešimčiai balsavus už, sprendimo projektas priimtas. 6 klausimas dėl Kėdainių krašto garbės piliečio vardo suteikimo. Pranešėjas Julius Lukašenčius, švietimo kultūros skyriaus vadovas. Kėdainių krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisija gavusi prašymą birželio 12 dieną susirinko į posėdį, išnagrinėjo prašymą dėl garbės piliečio vardo suteikimo Pauliui Aksomaičiui. Ir vienbalsiai nutarė teikti svarstyti klausimą savivaldybės tarybai. Svarstant komitetuose, sprendimo projektui buvo pritarta. Taip, ačiū. Ar yra klausimų pasisakančių? Prašom balsuoti. Dvidešimčiai balsavus už, sprendimo projektas priimtas. 7 klausimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 30 dienos sprendimo dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Jūratė Blinstrubaitė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Labadiena, prašau pritarti sprendimo projektui, kurio keičiamas stebimos šeimos apibrėžimas, papildant jį, kad būtų įtrauktos ir tos šeimos, kurios yra įtrauktos iš rizikos šeimų sąrašų ir dažninamas jų apsilankymas iki 2 kartų per mėnesį. Komitetas išnagrinėjo ir pritarta. Taip, ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti? Nėra. Taigi, prašom balsuoti. Dvidešimčiai balsavusių, sprendimo projektas priimtas. 8 klausimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 dienos sprendimo dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo. Jūratė Blinstrubaitė. Taip, prašau pritarti sprendimo projektui, kurio keičiami 3 ir 4 tvarkos aprašo priedai, tikslinama yra sutartis. 2.2 punkte su korekcija pataisoma 2.1 punkte išvardinta yra klaida korektūros padarytas ir sutartyje tikslinamas paslaugų teikimas ir sutarties nutraukimas. O 4 priede yra tikslinami paslaugų aprašymai. Komitetuose išnagrinėta pritarta. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti. Prašom balsuoti. Dvidešimčiai balsavus už, sprendimo projektas priimtas. 9 klausimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2017 m. programos tvirtinimo. Pranešėja Jūratė Blinstrubaitė. Prašau pritarti sprendimo projektui. Ši programa pradėtų galioti nuo šių metų Liepos 1 dienos, tai praktiškai kitą savaitę jau įsigaliotų. Ir nebeliekant viešiesiems darbams atsiranda užimtumo didinimo programa, kurios vykdytojas būtų savivaldybė ir pavestumėm šią programą vykdyti kaip viešuosius darbus seniūnijoms. Yra išvardinti programos tikslinės bedarbių grupės, tai labiausiai socialiai pažeidžiami žmonės, kuriems yra sunku įsidarbinti. Atlikus darbo biržos analizę, kas ieškosi darbo, vidutinė bedarbių dalyvavimo programoje trukmė būtų kaip ir viešuosiuose darbuose 2 mėnesiai. Seniūnijos supažindintos su šią programą, komitetas išnagrinėtas ir pritarta. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti. Taigi, prašom balsuoti. Ačiū. Ačiū.
tūkstančiai balsavusių, sprendimo projektas priimtas. 10 klausimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gegužės 15 dienos sprendimo dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo pakeitimo. Gerbiami tarybos nariai, šios struktūros pakeitimus siūloma sujungti 2 skyrius, tai yra statybos ir komunalinio ūkio skyrių bei turto valdybos skyrių. Ir vietoj šių skyrių įsteigti statybos ir turto skyrių. Tai yra vidinis pertvarkymas, etatai nesikeičia, išlieka tie patys, tiesiog siekima perskirstyti funkcijas, optimizuoti valdymą ir stiprinti statybos darbų sritį. Tokius siūlymus teikia pagal įstatymo vadovai, tai yra siūlymas administracijos direktoriaus ir mero teikimas. Prašyčiau tokiam projektui pritarti. Vienas iš komitetų, ekonomikos ir biudžeto, šiam sprendimui nepritarė svarstant. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Darius Petrauskas. Ačiū, mielai. Atlikus struktūros pakeitimą skyriuje atsiranda 15 darbuotojų. Ar nedidės skyriaus vedėjo atlygis? Ačiū. Mūsų klausimas gal ne visai pranešėjui, sprendžia vadovai darbo užmokestį. Gal galėtų direktorius? Valstybės tarnautojo atlyginimas priklauso nuo jo vertinimo ir atlyginimas bus sprendžiamas vertinant vedėjo veiklą. Tai jeigu galima, aš paaiškinamajam rašte lėšų poreikis nereikalingas, tai aš iš biudžeto matau, kad reikės pinigų šitam struktūros pakeitimui. Kol kas nereikės šiai dienai, kol kas nereikalaujam administracija kažkokių tai pinigų papildomų, o ateityje tai kiekvienais metais dabar pagal naują tvarką gruodžio mėnesį bus peržiūrimi atlyginimai, reiškia mūsų skyrių vedėjų, ten, sakysim, skyrių vedėjų savo specialistų ir už įvykdytas užduotis neįvykdytas atitinkamai gali būti koreguojama. Tai čia aš įsivaizduoju, taip ir įvyksta, kad ar vienaip ar kitaip gali būti peržiūrėtas, tai jau turime atsakymus. Ačiū. Stanislavas Valinskas. Ar šitas pakeitimas, koks jo pagrindinis tikslas? Ar pagreitinti, paspartinti tuos strateginius projektus investicinius, ar suaktyvinti statybos ūkio darbą? Kadangi abejonių kyla dėl to, kad galėtų strateginius klausimus tas pakeitimas kosmetinis, sakyčiau, įspręsti investicijų klausimus apie tos klausimus. Saugutė visus kitus ir būsimus kitus projektus. Ką mano administracijos direktorius ir galbūt ir mero tada nuomonė. Tai apsispręskite, ar meras ar direktorius, nes mūsų čia nuomonė sutapo, sakysim, su direktorium, tai mes čia dviese turim tą patį komentuoti. Ką paklausė, tai tas ir atsakys. Ar direktorius, ar aš turiu atsakyti. Tai gal mero tada nuomonės, kadangi direktorius, aš nuomonė jau komitete girdėjau. Tai yra ta pati ta nuomonė ir yra, mes taip galvojam, kad iš tiesų šitas sujungimas, jisai duos tam tikros papildomos sinergijos, vienas dalykas, reiškia, nes projektų daugėja, objektų daugės, 18 metais jų iš vis pasipils kaip iš gausybės rato, taigi tas skyrius turi tikrai dirbti labai darniai ir labai kruopščiai ir labai daug. Kitas dalykas yra, kad mes nesikreipdami į savivaldybės tarybą, mes turėsim, nedidindami etatų skaičių, mes turėsim dar vieną darbuotoją, kuris betarpiškai dirbs su tais projektais ir tais objektais, kurie pas mus atkeliauja. Tai, sakykime, šitie momentai yra svarbus ir aš tikiu, kad šitas sujungimas jisai tikrai duos teigiamą postumį ir tikrai darbas šitos skyriaus turto ir statybos ir turto skyriaus darbas pagerės ir rezultatai pagerės ir galbūt jau bus smagiau paskiau bendrauti su meru ir nereikėtų išlaukti per daug, kad kažkas tai netaip vyksta jūsų nuomonė. Dar yra norinčių paklausti. Viktoras Mutenas? Aš pats. Paklausti daugiau nenorinčių. Taip, Viktoras Mutenas, prašau. Ačiū, gerbiamas merė. Iš tikrųjų taip yra galbūt labai daug problemų statybos ir komunalinio ūkio skyriuje. Iš tikrųjų būtų gerai, kad atsirastų ta sinergija, bet
iš to apjungimo tos energijos aš nematau, iš kur jį galėtų atsirasti, nes iš tikrųjų didžiausios problemos skyriuje yra būtent dėl vadybos kokybės. Ir čia eina klausimai susiję su sutarčių sudarimo, tų sutarčių, reiškia, toliau vykdymo kontrolę. Konkursų nuostatai, mano supratimo iš praktika, taip rodo, kad, reiškia, toj vietoje yra didžiuliai spragos. Tai manau, kad, tarkim, tas pakeitimas bus atliktas veiksmas, bet tas veiksmas rezultatų šito vietoje neduos, nes vadyboje pakeitimų, būtent vadybos kokybėje, aš nematau, iš kur jie galėtų atsirasti. Ačiū. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Juozas Gaidamavičius. Gal aš tada keletą minčių. Ačiū. Iš tikrųjų, šitas veiksmas, kurį mes dabar bandysime atlikti, gal ir teisingas. Žinoma, jūs, reiškia, administracija galbūt geriau žino, bet aš tai ką norėčiau pasakyti, šitie klausimai, kuriuos mes dabar, sakykime, šiandien svarstėm, sakykime, tų investicinių projektų vykdyme, reiškia, tų lėšų įsisavinimai ir taip toliau. Na, patikėkit mano gilių įsitikinimu, ne vien skyriaus yra problema. Čia reiškia, turi dėti didžiulės pastangas administracijos direktorius, pavaduotojai, na, žinoma, kartu sujungiant visas šitas pastangas su meru ir taip toliau. Nes, na, visi mes turbūt žinom, kad reikalingi rampečiai, nuvažiavus į ministeriją, nuvažiavus, kai sakoma, į vyriausybę, kalbant dėl tų visų pinigėlių ir taip toliau. Skyrius turi tvarkytis, kai sakoma, tuos, reiškia, objektus lankytis, vykdyti juos, kad vyktų kokybiškai, įsisavintos būtų lėšus ir taip toliau. Bet tų pagrindinių skirimas, projektų ruošimas ir visa kita, reikuravimas, aš manau, kad turėtų būti iš aukštesnių lygių. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Rimgaudas Simošaitis. Ačiū, merė. Dviejų skyrių sujungimas, nei čia ekonomijos nematėm, nei kažko tokio, kad sustiprės. Tai man kažkaip dar kyla abejonių. Tikrai labai statybos skyrius turėtų būti stiprus ir jos sujungus, kad sustiprės, mane dar neįtikino. Ačiū. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Matau, kad daugiau nėra. Suprantat, aš ką tada trumpai noriu pasakyti. Čia, žinot, tie dalykai vadybos čia yra iš tiesų klausimai, tai tikrai yra mero, tikrai yra direktoriaus, reiškia, sprendimas. Mes turėjom dilemą. Arba mes nieko nedarom, taip ir lieka, kaip lieka. Žinau, kad daugumai tarybos narių ta situacija nepatiktų, jeigu būtų nieko nedaryta. Šiandien šitas variantas mes su direktoriumi galvojam, kad yra tikrai geresnis negu tas, kuris buvo iki šios dienos. O tikėt, netikėt, čia žinot, tas pats kaip ir Dievu, vieni tiki, kiti netiki, tai čia jau kiekvieno mūsų yra asmeninis reikalas. Mes tikim, kad ta reorganizacija, jinai duos naudą. Pagyvensim, pamatysim, čia nieko švento ir amžino nėra, jeigu matysim, kad tas jungimas neduoda to efekto, kurio mes tikėjomės, toliau ieškosim žmonių. Aš tik tai ir per koalicijos susirinkimą tą patį sakiau. Yra problema su žmonėm, su specialistais. Nu, nestovi šiai dienai, kai buvo anksčiau už durų 5-10 aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Nu, nėra jų. Tai šitas jungimas, aš galvoju, tikrai turėtų duoti postūmį ir tikrai rezultatai turėtų pagerėti. Ačiū. Taigi, jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti, taigi prašom balsuoti. Tai 15 balsavus už, 5 susilaikius, sprendimo projektas priimtas. 11 klausimas dėl Panevėžio energijos 2016 metų faktinių investicijų įvykdymo 2017-2018 ir 2019-2022 metų investicijų planų Kėdainių šilumos tinklų rajone derinimo. Siekiu derinti Panevėžio energijos Kėdainių šilumos tinklų rajono 2016 metų faktinį investicijų vykdymą per 2017-2022 metų investicinius planus, vykdant šilumos ūkio įstatymą.
2016 metais faktinis investicijų įvykdymas 165 tūkstančiai eurų. 2017-2018 metų planuojamas investicijos 2,8 milijono eurų ir 2019-2022 metų planuojamas investicijos 2,2 milijono eurų. Numatoma rekonstruoti 9,6 km šilumos tinklų ir planuojama, kad tai sutaupys tose trasose 40% šilumos energijos, kuris dabar yra pakeliami. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyt. Prašom balsuoti. Sprendimo projektas priimtas. 12 klausimas dėl projekto Kėdainių dailės mokyklos infrastruktūros tobulinimo, Smilgos gatvė 5 Kėdainiai, dalinio finansavimo, pranešėja Kristina Kemešienė, strateginio planavimo skyrius. Tarybos sprendimo projektu prašoma skirti 15% kofinansavimo projektų Kėdainių dailės mokyklos infrastruktūros tobulinimas. Komitetuose klausimas buvo pristatytas, svarstyti ir jam pritarta. Ačiū, ar yra norinčių paklausti, pasisakyti. Prašom, pasisakyti. Atsiprašau, aš noriu paklausti, kokiais terminais tas projektas galėtų būti vykdytas? Planuojama rangos pirkimą baigti dar šiais metais, tai reiškia fizinis įgyvendinimas būtų 18 metais. Aišku, jeigu nebus nenumatyto aplinkybių, konkursas nebus apskųstas, tada kažkas neatsitiks. Taip, pasisakyti nenorinčių, tai prašom balsuoti. 20 balsavo už, sprendimo projektas priimtas. 13 klausimas dėl projekto Lietuvos sporto universiteto Kėdainių programomis modernių saugių erdvių kūrimas dalinio finansavimo. Sprendimo projektu prašoma skirti kofinansavimą 7,5% paminėto projekto finansavimui daliniam. Klausimas buvo komitetuose pristatytas, svarstytas. Taip, norinčių paklausyti. Pasisakančių, prašom balsuoti. Balsavus už, vienam 20 balsavus už, sprendimo projektas priimtas. Dėl projekto Kėdainių miesto Kanapinsko, Lukšio Mindaugo pavasario Žemaitės gatvių rekonstrukcijos dalinio finansavimo. Taip pat pranešėja Kristina Kemešienė. Sprendimo projektu prašoma skirti 7,5% kofinansavimo tų paminėtų projektui. Klausimas svarstytas, jam pritarta. Ačiū. Norinčių paklausti, pasisakyti. Prašau balsuoti. Vienas kažkaip 20 balsavus už, sprendimo projektas priimtas. 15. Dėl projekto Kėdainių miesto viešųjų erdvių Kėdainių miesto Vytauto parkas, universalus daugiafunkcinis aikštynas, lauko tenisų kortų prieigų, kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenė ir verslui dalinio finansavimo. Kristina Kemešienė. Sprendimo projektu prašoma skirti 7,5% biudžeto lėšų minėto projekto kofinansavimui. Šis projektas įgyvendinamas vadovaujantis integruotų teritorijų programa. Klausimas buvo pristatytas, svarstytas ir pritarta. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti? Taip, Viktoras Smetanas. Taip pat klausimas dėl projekto įgyvendinimo terminų. Eiga tokia, kad iki Liepos 21 mes paraišką, strateginis skyrius privalo paraišką finansavimo pateikti. Reiškia, šiais metais finansavimas tikėtina bus skirtas. Šiuo metu vyksta miesto ir Vytauto parkų projektavimo darbai. Didesnę pažangą yra padaręs projektuotojas, kuris projektuoja Vytauto parką. Taip pat ruošiamos projektavimo sąlygos universalaus daugiafunkcio aikštyno. Tai kad kitais metais miesto parko ir Vytauto parko fizinis įgyvendinimas planuojamas. Taip, ačiū. Dar yra norinčių paklausti? Pasisakyti, prašom mūsų. Devyniolikai balsavo, 20 balsavo už, sprendimo projektas priimtas. 16 klausimas
dėl nevyriausybinio organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2,3 priemoniai remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse, įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės lėšų skirstymo naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimą, pranešėjo Audronė Sulanikėjienė. Gerbiami tarybos nariai, prašome pritarti sprendimo projektui, kuriuo tvirtinami priemoniai remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybėje lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Tvarkos apraše apibrėžiama priemonė įgyvendinti lėšų skyrimo kriterijai, jų naudojimo, projektų įgyvendinimo ir kontrolės tvarka, nurodoma teritorija, kurios gyventojų bendruomeniniai veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą, įvardijamos tinkamos finansuoti veiklos, apibrėžiamos funkcijai išplėstiniai seniūnaičių sueigai, rajono savivaldybės administracijai, nevyriausybinio organizacijų tarybai ir organizacijoms, kurios vykdys projektus. Aprašo prieduose pateikiamos paraiškos ir nešališkumo deklaracijos formos. Sprendimo projektas komitetuose pristatytas, jam pritarta. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti, pasisakyti? Prašom balsuoti. Balsavo už, sprendimo projektas priimtas, taigi 17-18 klausimai, kaip sakė, 19 klausimas dėl turto investavimo ir perdavimo už akcijas pranešėja Audronė Navailinė, turto valdymo skyriaus vadovė. Prašome leisti investuoti ir perduoti už akcijas uždarai akciniai bendrovei Kėdainių vandenys, vandentiekio nuotekų tvarkymo įrenginius bei tinklus ir finansinės lėšas, kurios buvo panaudotos tiems tikslams. Komitetuose sprendimas pristatytas, jam pritarta. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti, pasisakyti? Aš tik tai trumpai norėčiau pasakyti, iš tiesų dėkui šitam skyriui, atliko tikrai labai rimtą sunkų darbą, nes daug tų objektų buvo pakabintų, tokių nesutvarkytų, tai dabar, kiek žinau, liko dar 27 ir turto skyriaus vedėja bent mane užtikrino, kad iki naujų metų mes sutvarkysim tos dalykus. Tai tikrai bus čia įvesta jau tvarka. Taigi, ačiū, prašom balsuoti. Viršinčiai balsavo už, sprendimo projektas priimtas. 20 klausimas. Sprendimas dėl parduodamų Kėdainių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo papildymo pranešėja Audronė Navailinė. Prašome papildyti sąrašą vienu objektu ir leisti nuomininkui jo prašymui išsipirkti kambarį. Komitetuose pritarta. Turbūt balsuojame. Balsavus už, sprendimo projektas priimtas. 21 klausimas, sprendimas dėl nesutikimo perimti nekilnojamąjį turtą. Kaip mes gyvenam gerai? Nesutikti neatlygintinai perimti nekilnojamąjį turtą, tai yra kambarį su bendro naudojimo patalpomis iš privataus asmens Prano Bakaičio dėl blogos turto fizinės būklės ir menkų galimybių tolimesnio panaudojimo. Komitetuose klausimas svarstytas, jam pritarta. Ačiū. Ar yra norinčių paklausti, pasisakyti, taigi prašom balsuoti. Balsavus. Sprendimo projektas priimtas. 22 klausimas. Sprendimas dėl valstybės turto nurašymo pranešėjams Audronė Navailinė. Nurašyti pripažinti netinkamų naudoti dėl fizinio funkcinio nusidėvėjimo ir sugedimo kompiuterinė įranga, kurią naudojo savivaldybės administracija Ryto bei Juozo Paukštelio progimnazijos. Komitetuose svarstyti ir pritarta. Taip, turbūt balsuojam šiandien. Ačiū. Dvidešimt balsavus už, sprendimo projektas priimtas. 23 klausimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 13 dienos sprendimo dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Neringa Petkevičienė, tarybos sekretorė.
Atsižvelgus į vietos savivaldos įstatymo pasikeitimus yra teikiamas sprendimo projektas, kuriuo yra siūloma pakeisti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 97 punktą ir 195 numerio 3 punktą. Vykusiuose komitetuose sprendimo projektas buvo svarstytas ir jam buvo pritarta. Ačiū. Ar yra klausimų? Pasisakančių, prašom balsuoti. Dvidešimt balsavusių sprendimų projektas priimtas. Sekantis klausimas, 24. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 dienos sprendimo numeris TS-47 dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos komitetų veiklos nuostatų tvirtinimo pakeitimo. Neringa Petkevičienė pranešė. Šis sprendimo projektas taip pat yra susijęs su vietos savivaldos įstatymo pasikeitimais. Šiuo sprendimo projektu siūloma pakeisti kontrolės komiteto veiklos nuostatus, tai 8.8 punktą ir papildyti naujų 8.9 punktų. Vykusiuose komitetuose buvo svarstyta ir šiam sprendimo projektui pritarta. Ar yra klausimų? Pasisakančių, prašom mūsų. Kontrolės komitetas svarstė šitą projektą. Nesvarstė. Dar yra norinčių paklausti? Prašom balsuoti. Balsavusių sprendimo projektas priimtas. 25 klausimas dėl gatvių pavadinimo suteikimo Bartkūniškių kaime, kadangi miesto seniūnija Vytautas Kundrotas yra. Ši gatvė yra Krakių Kirkės kelyje. Pavadinta yra Krakių gatvė. Komitetuose buvo svarstyta. Klausimų būtų. Ar yra norinčių paklausti? Viktoras Montenas. Tai kiek aš pažįstu Bartkūniškių kaimą, tiesiog tos gatvės ten nėra. Bartkūniškių kaimo teritorija. Čia yra jau ruožiamas pagal kadastro vietovę, tai yra vienai pusėje šito kelio Bartkūniškių kaimas, kitoje pusėje Tupių kaimas. Bet registra gatvė, kažkodėl tai Bartkūniškio pusė yra registruota. Kelias ta pusė. Ar yra dar norinčių paklausti? Prašom balsuoti. Devyniolika balsavo už, vienam susilaikė, sprendimo projektas priimtas, gatvių pavadinimo suteikimui Vilainių kaime Krakių seniūnija. Vailainė, atsiprašau, kaime Krakių seniūnija. Šitas klausimas taip pat buvo svarstytas komitetuose. Ar yra norinčių paklausti? Pasisakyti, prašom balsuoti. Dvidešimt balsavusių sprendimo projektas priimtas. 27 klausimas dėl gatvių aušinių linijų ir koordinačių tikrinimo Okainių kaime Truskavos seniūnijoje. Čia yra patikslintos koordinatės, registrų duomenys, komitetas vėliau. Taip, ačiū. Prašom balsuoti. Oi. Dar jūs paklausit paklausti. Ačiū, merė. Aš norėjau paklausti, kadangi teikite čia gatvių pavadinimus, gatvių aušinių linijas, kaip yra Mūšos kaime su Ąžuolyno gatvė. Neišgirdau, Viktorai, jūs čia garsiai kalbat kažkaip. Mūšos kaime Ąžuolyno gatvės, kur nepatvirtinam tarybai, tai kažkaip ilgai snėgės paklausimą. Prie Norfo šią kalbą. Pamenu tą klausimą, kadangi ten yra sklype uždaram, to prasme, ne mūsų sklype yra Norfos sklype, tai mes registrų centras daugiau mūsų nebespaudžia, mes pridėjom, bet iš esmės galim eiti, tačiau tai yra vis tiek nepasikeisti, teritorija yra ne mūsų. Ten kol kas palikta tai status quo, kaip buvo, taip ir yra, reiškia, ne taip kaip siūlė tarybo tą sprendimą, bet liko kaip liko, nes tas pražiūrėjome. Taip, dėkui, tada paskutinis 28. Oi, prašau balsuoti.
20 balsavus už, sprendimo projektas priimtas. 28 klausimas dėl bendradarbiavimo su Gruzijos Telavio miesto savivaldybė. Pranešėjas Dalius Ramonas, Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas. Tarybos nariai prašome pritarti sprendimo projektui ir siūloma pritarti bendradarbiavimui su Gruzijos Telavio miesto savivaldybė. Miestelis yra panašaus dydžio gyventojų skaičiumi kaip Kėdainiai, turi gilią istoriją. Miesto meras kviečia bendradarbiauti tradicinėse srityse, tai švietimo, kultūros, sporto, turizmo, verslo, ekonomikos ir viešo valdymo srityse. Sprendimų projektui komitetuose buvo pritarta. Taip, ar yra norinčių paklausti? Ar yra norinčių pasisakyti? Viktoras Vandenas. Ačiū gerbiamas merė, iš tikrųjų tai galima suprasti, Gruzijos, reiškia, ten po miesto Nova, iš tikrųjų jie žengia tuo pačiu keliu, kuriuo mes jau nuėjome, jiems žinoma reikalinga patirtis, jiems reikalinga pagalba, einant tuo keliu, tai vienareikšmiai aš tik tai norėčiau galbūt paprašyti, kad dėl kitų bendradarbiavimo sutarčių, kurios yra savivaldybės sudarytos, o jų yra tikrai labai daug, dėl tų sutarčių įgyvendinimo, kad būtų informacija, nes aš tos informacijos pasigendu. Jeigu tai galima būtų padaryti, ar tarybos posėdžių metu, ar kažkokią tai kitokią formą, tai būtų gerai. Ačiū, gerai, aš turbūt sekančiam tarybos posėdį turbūt mes paruošim, reiškia, išsamią informaciją, su kuo draugavom, su kuo nedraugavom, kur formalūs tik tai santykiai, kur iš tiesų kažkaip tai vyksta glaudesni santykiai, tarybos nariai tai turi žinoti. Taigi, suprantu, kad dėl šito klausimo daugiau klausimų nėra, pasisakančių nėra, taigi prašom balsuoti. Taip. Tai ačiū, 20 balsavo už. Aš galvoju, kad tikrai Telavio savivaldybės meras ir gyventojai bus dėkingi, kad mes priėmėm tokį sprendimą, tai suprantu, kad formalumus paskiau turėsime atlikti. Taigi, visi klausimai išspręsti dėmesio. Kolegos, dar palaukite. Mes turėjom šiandien išklausyti dar vieną informaciją, netgi ne šiandien, mes turėjom išklausyti kiekvienas komitetas, kuris reiškia pageidavimą informaciją apie Mažylio akademijos finansinę padėtį ir apie jų, reiškia, planus, kaip jie panaikins, reiškia, šitą įsiskolinimą, kuris šiai dienai yra 13 200 eurų jau pasidarė. Tai aš žinau tik tai tiek, kad, reiškia, Audronė Naujalienė kalbėjosi su direktorė, direktorė užgarantavo, kad iki tarybos posėdžio pinigai bus pervesti. Šiandien paprašiau mūsų apskaitos skyriaus vedėjos Gryte informacijos, jokių pinigų nėra pervesta. Aš nežinau, ką mes darom. Mes praeitą kartą, kai buvo direktorė, nes buvom nuplanavę, kad į komitetus ateis direktoriai, pristatys tą klausimą, diskutuosime ir priimsim sprendimą. Bet kodėl nedalyvavo? Tai žiūrėkit, jinai į komitetus nėjo dėl to, kad jinai sakė, kad iki tarybos posėdžio jinai pinigus pervės. Bet šiandien jos net ir tarybos posėdį nėra, tai aš dėl to jūsų ir klausiu. Ką mes darom? Erik Paspolitė Rūjus. Aš siūlau klausimą kitam tarybos posėdžiui priimti sprendimo projektą dėl Mažylio akademijos nuomos nutraukimo arba nurašymo skolos. Tai yra vienintelis kelias, kuris gali išgelbėti šitą akademiją. Jeigu jinai nepadarė pareiškimo, jinai nepadarys. 3 mėnesius reiškia per 3 mėnesius, į mėnesį 1000 kiek, ne? 1060. Nu, tai dar reiškia apie 3000 su trupučiu, reiškia dar padidės skolos.
Bet čia ir sprendimas, jeigu mes praeitam tarybos posėdėje kalbėjome, kad geranoriškai žiūrime ir į Mažylio akademiją kaip į švietimo įstaigą, tai kažkoks sprendimas turi būti. Žiūrėkit, aš ką norėčiau, aš jums sakiau, iš tiesų aš jau kaip meras negaliu daugiau vienas imtis tos atsakomybės, nes tie pinigai auga, didėja. Jeigu protokoliškai dabar aš siūlyčiau balsuoti, jeigu tokių protokolinių sutarimų pritarė gerbiamo Dariaus Petrausko, reiškia, siūlymui, tvarkoj, mes laukiam iki rugsėjo mėnesio, žiūrim, kas ten vyksta toliau ir tada rugsėjo mėnesio tarybos posėdį atitinkamai, jeigu skola nepanaikinama, einam į tarybą su sprendimo projektu dėl tada atitinkamai, reiškia, sutarties nutraukimo, nes, kitaip aš neįsivaizduoju, tai tas geranoriškumas yra gerai, bet tai aš nematau geranoriškumo. Tai būtų priimtas sprendimas, ar mes priemame, sakau. Tai jeigu tinka, tai aš tada galit pasiruošti protokoliškai, kad tai yra toks siūlymas, turėkit balsuoti. Čia aš manau, kad per tą laikotarpį administracija gali padirbėti, paskui, kai sakom, vis tiek, dabar 3 mėnesiai, tai suprantat, čia yra toks dalykas, kuris arba turim spręsti, arba neturim spręsti. Na, bet tai vasara, tai nei vaikai dabar neina. Koks skirtumas? Vaikai net tuo labiau, kad reiškia, tai tuo labiau, kai sakoma, čia, žinokit, visi geranoriškai, paskui spauda rašys, kad taryba, kai sakoma, kažkokius tai kliūtis daro, sakykime, ten... Bet mes savo prieštaravom praeitą tarybos posėdį ir gerbiamas meras sakė, geranoriškai žiūrim. Ką padaryti, kad jeigu direktorių taip žiūri tik kitus dalykus? Ką padaryti? Ką padaryti? Pavyzdžiui, jeigu man reikėtų, kai suprantate, ateičiau ir sėdėčiau, prašyčiau tarybos, būkit žmonės, sumažinkit man mokestį, darykit šitos dalykus. Praeitą posėdį, aš pats asmeniškai prašau, ateikit į komitę posėdį, išdėkit savo poziciją, mes normaliai spręsime ir priimsim sprendimą. Nei komitetos nebuvo, nei tarybos posėdžių, tai Dieve brangus, tai palauk, tai kas tu reikia, ar mes ar jie? Ne prieš vaikus, ne prieš mokyklą mes einam, bet prieš, kai sakoma, tą skolą reikia sutvarkyti. Aš galvoju, yra 2 siūlymai. Vienas siūlymas atidėti iki rugsėjo mėnesio ir pateikti sprendimo projektą, o kitas siūlymas yra šiandieną priimti sprendimą. Reikia su skola šiandien dirbti, neatidėti iki skolą. Žiūrėkit, tai tada aš siūlyčiau, tai vienas yra Dariaus Petrausko siūlymas, reiškia, kad iki rugsėjo mėnesio. Kitas aš suprantu, kaip toks yra siūlymas, kad administracija jau įpareigos pradėti, reiškia, išreikalauti tos skolos, o tai jūs suprantat, kaip yra išreikalavimas, jūs suprantat. Galbūt aš kompromisą, kai sakoma, gal kažkokį tas rašys, tas skolos grąžinimo grafikus, taip toliau, bet bandykit per tuos 3 mėnesius padirbėti. Bet gerbiamas, jūs jau turėjai tos grafikus, administracija. Suprantat, tai čia yra iš esmės sprendimas mūsų mieste. Pats puikiai žinai, aš irgi tų skolininkų turiu. Šiandien matai, po kabiną, kai sakoma, mūsų viskas, suprantu. Gerbiamas jūs tai čia ir turi bus sprendimas, ar mes... Kad čia suprantat, nebūtų mokykla, nebūtų, kai sakom, visiems kokį vietą. Tai žiūrėk, sprendimas tada yra, žiūrėk, gerai, tada, sakau, vienas sprendimas tai yra siūlymas, reiškia, kaip Darius Petrauskas siūlo, antras, aš suprantu, tai turėtų būti toks, kad įpareigojam administraciją, reiškia, dėl skolos išieškojimo. Ir matysim, ką jie ten išieškojo, ko neišieškojo, kokių veiksmų ėmėsi, o veiksmai atitinkami yra, reikia atitinkamas instancijas kreiptis ir taip toliau ir taip toliau. Tai tada, žiūrėkit, ar Dariau pasilieki savo siūlymą, tai gerai, 2 siūlymai yra. Vienas, reiškia, Dariaus Petrausko atidedam iki rugsėjo mėnesio tarybos posėdžio. Antras variantas, tai yra įpareigota administracija, reiškia, dėl paskolos, dėl įsiskolinimo, išieškojimo, sumažinimo arba panaikinimo. Panaikinimo, turbūt, taip reikėtų formuluoti. Ar suprato tarybos nariai? Vienas, kad jau išieškos skolą. Tai galima tada, jeigu gerbiamas Ramonas paaiškina, kaip nuo šiandieną vykdys šitą skolos išieškojimą teisininkas. Jeigu bus pritarimas išieškoti skolą, tai įstatymai numato per teismą, mums bus darbas. Tai viskas, ne apie tą kalbam, Dariau, ne apie tą kalbam. Tai kaip ne apie tą, jeigu mes įpareigojame administraciją išieškoti pinigų. Oi, jūs duodat. Dabūtinai, pirmiausia, suprantate. Gerai, iš tų pasiūlymų yra balsuojama už tų pasiūlymus. Neišverskite teismą, suprantate. Ne, tu čia per prieš tai iš tiesų pasakei. Teismas gali būti jau, sakysim, paskutinis pats žingsnis. Tai administracija turės susitikti, kalbėti, dar kartą aiškinti, žiūrėti, ar vyksta, ar nevyksta, ir jeigu niekas nesidaro, žinoma, paskutinis žingsnis bus toks. Visą laiką toks būna, tai... Tai bus rudenį. Jo, nenorėjau sakyti.
Tai tada du siūlymai yra. Vienas siūlymas yra tarybos nario Petrausko, tai yra iki rugsėjo mėnesio dar kažkaip tai palikti ten, reiškia, ir tada spręs tą klausimą, prašom balsuoti. Ne, alternatyva. Jo, alternatyviai arba už vieną. Tai čia mes rankom tada. Nu, tai jaunas sistema. Tai patikėsit mūsų sekretoriatui, jie suskaičiuos. Taigi, alternatyva pasirenka. Vienas variantas iki rugsėjo mėnesio, antras variantas įpareigoti, reiškia, vykti su ta skolininkė. Ir tik sako, skolininkai krenta. Taip, tai prašo alternatyvą. Ne iki teismo neišieškoti, o tiesiog dirbti. Taip. Žiūrėkit, gali būti, gal ir iki teismo, Tai dabar žiūrėkit. Teisė labai susipažinę, tai jeigu mes priimam sprendimą, tai turi veikti, administracija turi grafiką. Gerbiamas tarybos nariai, viskas paskelbtas yra balsavimas iš dviejų variantų, renkatės vieną variantą, reiškia, kuris jums tinka. Taigi, reiškia, vieną balsą turi. Klausimai 2, vienas balsas. Alternatyvus balsavimas. Taigi, kas už pirmą Dariaus Petrausko siūlymą, prašom kelt rankas. Atidėti iki Iki. 1, 2, 5. Ir dabar antras variantas, kad administracija pavės dirbti su skola. 14, tai antras variantas. Gerbiamas merė, galima repliką po balsavimo. Palaukit pirmiausia Stanislovas. Tai čia yra kaip dirbti su sena skola, tačiau dėl ateities reikėtų pagalvoti, išspręsti klausimą dėl nuomos mokesčio galimybės sumažinimo. Čia administracija savarankiškai galėtų paskaičiuoti, kiek galėtų sumažinti tą nuomos mokestį. Mes esam paskaičiavę. Stanislavai, žiūrėkit, man labai, aš pats siūliau jai tą dalyką, jinai iš pradžių sutiko. Tai, palaukit, tai dabar jau gaunasi taip, jinai juk iš tos tribūnos pasakė, man nereikia jokio mažinimo. Aš radau investuotojus, aš sumokėsiu visus pinigus. Prapulstas. Gerai, Žiūrėkit, kol kas niekas nesima tų veiksmų. Mes jau žiūrėkit, jau mes tiek tų manevrų darom, kad aš neįsivaizduoju, kad aš pamačiau tam straipsnį, reiškia, rinkos aikšteikas parašyta apie jūs visus ir apie mane, kaip mes iš jos tyčiojomės, kaip mes čia, reiškia, ją vos neišvijom, aš vos nenukritau nuo kėdės, tai atsiprašau, taip negalime. Neturėtume, nes aš nekreipiu dėmesio ten, kas ką neteisingai rašo, čia teisingai interpretuoja. Supratau, Stasy, vienu žodžiu apie tave aš parašysiu. Kita kryptis, kurią reikėtų diskutuoti. Gerai, taigi, kolegos, dabar sekantis tarybos posėdis įvyks, atkreipkite dėmesį, rugsėjo 28 dieną, ketvirtadienį. Todėl, kad meras išvyksta į komandiruotę į Svalovo komuną, iš tiesų jau labai asmeniškai prašė, jį yra dienos ir iš tiesų jau nepatogu atsisakinėti, aš jau 2 kartus atsisakiau, vis važiavo kitos delegacijos ir dabar, sakysi, prašo, tai gal labai smarkiai nerašykime, tai tada vieną dieną mes panksim. Ir tada dar paskutinė informacija, mėlyje, ar galima? Spalio 6 dieną bus minima savivaldos diena, kurioje kviečiami dalyvauti rajono tarybos nariai, informacija ir registracija pas tarybos sekretorę Neringą Petkevičienę aktyviai registruoti. Tai ką, ačiū už darbą, iki sekančių. Atsiprašau, Viktorai, prašau.